Nuskambėjo teisinga frazė – valymo įrenginys ne guminis. Jis tvirtas, labai tvirtas. Įrenginys ne tik tai, kad tvirtas, jisai yra viduj visas dėl 8 kamerų visas perverintas, ar ne? Tai jau yra, sakykime, duoda tvirtumą iš vidaus. Dėl mūsų įrenginio, sakykime, mes pasirinkom kitą kelią, yra kokybės. Ne sakykime, finansinį, kad tik parduoti, ar ne? Bet mes norim padaryti kokybišką daiktą. Tokiu būdu pas mus iš išorės dar uždėti yra standumo 2 žiedai, ar ne? Tada yra konusas, tai yra susiaurėjantis, pas mus nebūna didelių dangčių, ar ne? Tai, sakykime, konuse yra įdiegtas dar vienas standumo žiedas, tada teleskopinė gerklė vadinama, ar ne? Tai yra paaukštinimas, kuris susilygina su žemės paviršium. Dar vienas papildomas žiedas, tokiu būdu, sakykime, dažnai būna taip, kad po žemę žmonės gyvena ir net nežino, kad ten yra gruntiniai vandenys, dar kažkas. Įrenginys aptarnaujamas, dažnai paliekamas beveik tuščias. Tokiu būdu tikimybė, kad gruntas gali sulaužyti, sugniuždyti ir dar kažkas. Tai, kad šito neįvyktų, mes žvelgiam į ateitį ir kaip sakoma, žengiam vieną žingsnį į priekį, kad žmogus būtų ramus šitoj vietoj. Tai mes jau pagalvojom ir apie tai į priekį. Keliaujam kokybės keliu, ar ne, tai, sakykime, šitoj vietoj pratempiamas tas pats siūlas ir papildomai yra dar suvirinamas arba užliejamas karštų plastikų. Tai tokiu būdu, sakykime, visas tas dalykas lieka tvirtas ir nesvarbu, kad jisai užsikasa, kaip vienas klientas yra pasakęs, sako, kam taip gražiai gaminat, ar ne, vis tiek užkas ir nieko nematysi. Tai negali žinoti, o gal kažkas atkas ir pasižiūrės, kad buvo padaryta vis dėlto gerai.